tikras vyras ne tas, kuris kaunasi su drakonu dėl tavęs, o tas, kuris lieka su tavim, kai drakonas esi tu. Čia mes kalbam apie vyrus greičiausiai. Turbūt. Žodžiu, tie anekdotai buvo apie turčius įvairiausiai, apie naujosius rusus, naujosius lietuvius ir panašiai. Žodžiu, jau galingas turčius degina savo vasaros rezidenciją, vilą prie ežero ir sako, nu jeigu ir tai nesunaikins tarakonų, tada bus kažkas kitko. Gerai, dar vienas. Facebookas tai yra tas pats kaip šaldytuvas. Žinai, kad ten nieko naujo, bet pasižiūri kas 10 minučių. Dar vienas. Į gydytojo kabinetą ateina blondinė. Gydytojas sako, reikės nusirengti iki pusės, bet su liemenėlė gali būti, žinoma. Mergina nusirengia ir liemenėlę nusima. Gydytojas pasima stetoskopą, tai prideda prie krūtinės, sako, gerai, dabar aš jūsų paklausysiu. Mergina, pumpurai, pumpurėliai. Paklausysiu. Super, talentų šou. Žmona sako vyrai, brangusis, negi tu tiek daug dirbi, kad net naktim sekretoriai skambini, ką? Žodžiu, mergina ir vaikinas kalbasi pažinties pradžia, lyg ir paflirtuot, lyg ir kažką, ir staiga paukšt mergina tokį pusiau rimtą klausimą užduoda. Sako, o tu esi, sako, optimistas ar pesimistas? Vaikinas galvoja, blembačiai toks keistas klausimas, sako, ką aš žinau, man atrodo, kad aš pesimistas. Mergina sako, negalvok tai pesimistiškai. Gerai sudėliota. Dar vienas. Kodėl vyrai nemyli moterų gydytojų ir pardavėjų? Todėl, kad moteris gydytojas sako kitas, o pardavėjas sako, stok į eilę. Bet už tai myli labai pedagogės, nes jos sako, o dabar pakartosime. O, labai gerai. Mes turim dar vieną sekundę. Laisvai turim, žinok, tikrai. Subtilų labai. Apie Vilniaus eismą ir naujų juostų piešimą. Pastebėjote? Sankryžos, žiedinės sankryžos, tiek visko pripiešta, kad neįtikėtina. Išaiškinta. Sako, čia toks jausmas, kad Vilnius dalyvauja tarptautinėme konkurse. Meniniai piešiniai miesto gatvėse iš kosmoso.